Štai jums istorija apie vienišos mamos nuskurdinimą. Ir ne todėl, kad ji tingi, nesistengia ar nenori būti kaip visi. Taip mes įpratę vertinti aplinkui supančius. O todėl, kad moteris atrodo ne kaip visi. Kad apsiriko patikėjusi laimę dviese, ar net dėl to, kad ties įstatymų paragrafais nustoja egzistuoti gyvas žmogus. Mažamečiai vaikai, kurie, turbūt nekeista, nori valgyti kasdien. Iveta, 27 šilutiškė, gyvas įrodymas, kai teisingumas ir moralė, sakytum vertybės, ima lošti prieš žmogų. Prieš daugiau 10 metų ji patikėjo, besilaukdama kito vyro vaiko, kuriam beje ir šiandien vienodai ar jo dukra turi ką valgyti, atsidavė kito, atrodytų kilnaus žmogaus, pasiūlytai bendrai laimiai. Šiaip tai buvo geras, jisai gal kaip jisai tos pats norėtų šilumos tokios pradžiai, nes jisai pats neturėtų tokios šeimos normalios, nes tėvai buvo tokie gerintis, jo irgi alkoholikai. Tokie su močiute augo, nieko nematęs pats nieko ir tokio gal prisirišimo daugiau jam reikia. O paskui, kaip sako, padai apšilo. Ir jau prasidėjo viskas. Buvo visko. Visko tai ko? Visko. Buvo ir barnių, buvo ir muštynių, buvo ir namuose ir policijos, kad reikėjo. Buvo visko. Nežinau, jis man niekada nepatiko iš tikrųjų, atvirai pasakius, tas vyras. Nes jisai aplamai kaip vyras su moterimis, tai, ten daleiskim nebūna meilės gyvenime, bent vis tiek gerbtų kaip savo vaikų mamą. Jis labai negražiai su ja elgdavosi iš tikrųjų. Žinokit, teko matyti, kaip jisai netgi ją ir mušė. Teko matyti. Netgi va ir Deividas stovėjo šalia, basom kojytėm verkė šalia. Teko ir tokį variantą matyti. Kaip jis ją mušė, kaip per langą daiktus svaidžiojo. Labai dar buvo atėjus, guodėsi, verkė, kai jai pusseserė buvo vaistus nupirkus, galvai teptis ten, veidui teptis ir jis išpylė jai lauko. Kriauklę paėmęs. Buvo, taigi pas mane dokumentus laikė vienu tarpu, kad nesudraskytų. Žygdarbiai šio vyro, tėvo čia nesibaigia. Palikdamas šeimą jis paliko ne tik ligotą žmoną, bet ir vaikus, kurie, matyt jo manymu, gyvena oro, nes lėšų jų gyvenimui ir išgyvenimui jis neranda. O tuo tarpu vaikų mama, be kalties kalta, kaip į sieną atsimuša ieškodama galimybės juos išmaitinti. Čia buvo dabar koks tas mėnuo. Vasara tikriausiai gal. Esu dabar laiko neatsimenu. Ši darbo birža, aš atsižymėti ten ėjau, man davė rekomendaciją į Jagminą ten eiti. Aš nuėjau į Jagminą su drauge ir jisai išėjo iš ten to kabineto, sakau, čia iš darbo biržos dėl darbo, sakau. Sakau, ir aš nespėjau nieko ten dorai nei pasakyti, kaip iš tikrųjų toks faktas buvo, kad jisai mane, tai ko čia man invalidus siuntinė, toksai buvo pasakymas. Tai mes su draugė buvom pakraupusios. Ar kad iš darbo biržos, ar kad nenori dirbti, čia jisai pradėjo taip šaukti, žinot. Aš taip nespėjau nei paklausti, koks tas darbas, ką dirbti, ar koks atlyginimas tavo, ar darbo valandos. Ir visi reiškia, ko čia man invalidus siuntinėja. Ivetos išvaizda ir gatvėje patraukia smalsių praeivių akį. Bet juk nei viens, kaip liaudyje sakoma, nesame apsaugoti nuo turmos, ubago lazdos ir ligos. Man prasidėjo nuo 17 metų. Aš jau mokinausi proftechninėj mokyklai, specialybė. Toks baltas plėmas atsirado man čia toj vietoj ir švietė jisai per plaukus. Švietė per plaukus. Ir nieko, paskui veidas pradėjo pleiskanuotis, tokios kaip žievelės dėtis. Aš nuėjau pas daktarą, sako, vitaminų trūksta. Aš tų mėlių tablečių nusipirkau, ten kaip jie išrašė. Jauna organizmas reikalauja, pavasaris tada. Ir viskas jau daugiau man. Ir paskui taip ėjo, aš jau buvau pastojus, pasikimdžiau ir sukrito visai. Į klausimą, kodėl negaliu atsakyti, nes
Ligos pavadinimas yra aiškus, tai yra vadinama veido hemiotrofija, pusės veido nykimu. Paprastai tai ir būna, kad tik viena pusė veido, ne abi pusės yra nykstančios. O priežasties niekas nežino, kaip pati liga, jinai dažnai yra siejama su židininė sklerodermija. Hemiotrofijos tos metu gali nunykti ne tik oda, reiškia surandėti poodis, bet ir raumenis, kaulai. Na, tai yra tokia sudėtinga liga, jinai išgydoma tikrai nėra. Jau tas, kas surandėjo, sklerozavosi, tai niekada neatsistatys. Kita jungiamojo audinio liga yra tokia raudonoji vilkligė, kuri irgi dažnai pažeidžia odą, sukeldama randėjimą. O buvo laikas visai neseniai, kai Iveta turėjo pamiršti apie save, nes rūpėjo viena – ką paduoti valgyti vaikams. Tai buvo visi metai mano. Čia jau kaip mes susipykom jau su vyru, jau jisai išėjo. Ir aš pradėjau tvarkyti, aš anksčiau negavau jokių tų pinigėlių. Bet ir paskui aš jau pradėjau tvarkyti skyrybų tos dokumentus, tenais viską. Ir aš ėjau čia į vaikų teisės kreiptis, nes čia buvo konfliktas visą laiką namuose, jisai čia keldavo konfliktus ir dokumentus plėšė, ir nuotraukas plėšė. Nu, buvo visko, ir policija važiavo daug sykių, visko buvo. Buvo ir daiktai gatvėje išmesti, ir vaikų maišuose. Nu, tai ir gyvenau 104 litų, nes man nepriklausė niekas. Nes valdžiai ir tau skaitosi nepriklauso, gyvenk kaip tu nori, nes jisai tavo oficialus vyras yra. Nėra įrodinčio dokumento, kad tu skiriesi, aš iš teismo lapus nešiau, tos pirmus nuorašus jau pas teisėją prašiausi, man davė, atspausdino, kad byla priimta iš viso yra tenais į tą teismą ir viską. Nu, ir metus laiko mum vilkinus tas visas teismas, nes jo nebuvo, tai spaudą reikėjo dėti, pinigai didžiausi sudėti į spaudą, kad viešai paskelbti jį. Ir vėl viskas į skolą. Viskas į skolą buvo. Viskas į skolą. Grinai skolinais. Lietuvos rytą dėk 239 litai sumokėta. Čia į šitą laikraštį, čia tik tais mažiau paėmė. Nes čia draugė kaip dirba, tai manis iš gailės čia pasikėlė, tai pigiau. Nu. Ir gyvenau iš 104 litų. Tai tas laikas buvo turbūt sunkus labai. Be galo sunkus. Labai sunku. Reikėjo ir draugų pagalbos, ir kaimynų pagalbos, ir teko ir sakau, ir bulvių skolintis, ir kiaušinį. Buvo visko. Visko buvo. Indra, dėl ko? Kad jai taip nesiseka. Kad nesiseka kas šeima, sveikata. Ir viskas, ir šeima, ir sveikata, ir piniginis, visas tas atžvilgis, viskas. Jai buvo iš vis baisus tie skyrybų metai. Aš nežinau, jis skiriasi visus metus ir neturėjo jokių pajamų, jokių nieko. Ir aš nežinau, aš neįsivaizduoju, bet jai po tą situaciją tai begalinė. Visur skolas pradėjo spausti, visur viską. Nemoku apsakyti. Bet žinokit, jos praktiškai nuo ryto iki išnaktų namie nebūna. Kaip jau uogos ar kas, jinai važiuoja, keliasi 3, 4, kad važiuoti į mišką, kad prisirinkti ir dar stovi ir parduoda. Juk ir Kornytė važiuodavo, ir būdavo, ir Deividą veždavos. Vaikai po litrą pririnkdavo, bet vis tiek parduodavo, vis tiek pinigas. Ir mokėjosi per uogas, per grybus, kiek varė ir mokėjosi. Vaikai nori valgyti, o nepasakysi, kad nėra kažko ar uogienės, blynai su vandeniu sumaišyti ir valgai. Taip. Tau tada atrodė, kad yra šviesa tunelio gale? Tuo momentu tikrai nebuvo tos metus.
Labai buvo iš tikrųjų sunku ir morališkai. Sesuo daug padėjo iš tikrųjų, palaikydavo, kad bus gerai, viskas vis nuteikinėdavo, kad palauk biškutį, dar palauk. Eidavai ir eidavai, atrodo, žygiuodavai ir žygiuodavai. Ir tą teismą nueidavai, išeidavai apsiverkęs, apsiverkusi baisiausiai, kad nieks nejuda į priekį, niekas. Nes, grinai niekas nejudėjo tas laiks visai.